Tai pirmas dalykas, ką reikia žinoti, tai didžiausia naujoko klaida tai yra laukti, kol atlyginimo paaukštinimai ateis patys. Kai kurios įmonės turi procesą, pagal kurį lygina visų atlyginimų su infliacija, bet tai tas pats, kas tuščia gimtadienio dovana su sveikinimu, linkiu, kad tau nebūtų blogiau. Pirmas žingsnis link tikro atlyginimo padidinimo - tai turėti labai gerą priežastį, kodėl bosas privalo duoti algos padidinimą. Pavyzdžiui, jeigu jūs gaunate žemą atlyginimą, galite sakyti, kad jūsų išgyvenimui reikia daugiau pinigų, nes, pavyzdžiui, padidėjo nuoma ir jūs dėl kažkokios tai priežasties nenorite po darbo eiti valkatauti. Bet darbuotojai gaudami vidutinį ar aukštą atlyginimą turi būti labiau kūrybingi. Todėl aš paruošiau 4 lygių priežastis, kurios motyvuoja bosą vis labiau papurtyti veršelį. Pirma priežastis - su laiku atsakomybės ir darbo krūvis išauga, todėl kuklus 10 procentų paaukštinimas yra labai laukiamas. Antra priežastis - pažįstamas dirba tą patį darbą kitoje įmonėje ir gauna 30 procentų daugiau. Kad nešvaistyti laiko ir būti geranoriškais iš abiejų pusių, 15 procentų padidinimas būtų puiku. Trečia priežastis - kolegos padaro 2 kartus mažiau darbo nei aš. Imti įmonės sėkmę ant pečių yra kasdieninė duona, bet nėra lengva. Todėl už tai tikimasi bent 25 procentų paaukštinimo. Ir ultimatumas. Kita įmonė pakvietė į interviu ir per artimiausias darbo dienas ateis pasiūlymas už 50 procentų didesnį atlyginimą. Todėl įmonė turėtų sulyginti ar priartėti bent kiek arčiau, jei nenori manęs prarasti. Kai pokalbis prasideda, kelio atgal nebėra, todėl reikia gerai išsistudijuoti savo priežastį ir įsivaizduoti, kaip detaliai tai paaiškinti. Jei gerai išeis, tikrai gausite tą Oskarą, tai yra atlyginimo padidinimą. Nors jūsų bosas gali įtraukti jūsų didesnį atlyginimą į savo biudžetą bet kuriuo metų laiku, lengviausia tai daryti keli mėnesiai prieš įmonės finansinių metų pradžią. Tai reiškia, kad jeigu dirbate normalioje įmonėje, kai bosas grįžta po vasaros atostogų, jūs trenkėte jam į veidą su savo 15 minučių susirinkimu pavadinimu algos lūkesčiai. Prieš susirinkimą susikaupkite drąsos ir pasirepetuokite išdėstyti savo dabartinį atlyginimą, priežastį ir minimalų naują atlyginimą, kurį priimtumėte. Bosas gali elgtis keistai, gali bandyti derėtis, bet po 15 minučių kančios jūsų darbas baigtas ir jūsų bosas per kelias dienas turėtų grįžti su paaukštinimo pasiūlymu. Ir vienintelis dalykas, ko gailėsitės po viso šito proceso, tai kad galėjote įdėti dar daugiau pastangų į savo vaidybą ir galbūt gauti papildomus kelis procentus. Bet linkiu jums kantrybės, nes tai galite daryti tik kartą per metus.